Tai sveiki, sveikinamės iš kur? Iš Čiangmajus, Tailando. Iš Tailando. Nusileidome, ką tik atvykom į savo viešbutuką, kurį parodysim vėliau, o dabar vykstam pavakarieniauti. Tai esame Čiangmajuje. Pirmas mūsų vakaras šitam Tailando šiaurės mieste. Pažiūrėsim, kas čia gero, traukis mašina užvažiuos. Jo, Eismas kol kas kairė pusė. Esame šiaurėje, ne kol kas, o tiesiog kairė pusė. Nepasikeis eismas. Okay, let's go. Mane čia nutrenks, taip eina vieną kartą. Jausmas, kad truputį Vietnamo kultūros čia irgi yra. Tokio chaoso mes matėm, kaip žmonės važinėja keliese ant motorolerio arba tiesiog pikapo bagažiniai sėdi. Tai aš bijau, kad užvažiuos ant manęs. Užvažiuosi, žiūrėjau. Taip arti. Tai einam vakarieniauti, šiaip labai šalta. O, šaligatvis. Ką? Šaligatvis. Tai kur mamai? Tiesiai. Įgriukė duobę. Tiesiog. Tomas jau taip seniai filmavo vlogą, kad jau pamiršo, kaip reikia į kamerą kalbėti, tai atleiskit jam už jo kliurkas truputį. Susitiksim netrukus. Nu, ką čia nusipirkai? Nusipirkau tailandietiškus uostukus, sakė, štai yra bestseleriai žalias ir geltonas, tai reikia pabandyti išlukštenti juos ir įkvėpti. Pradedam nuo žalio. Atsukus atrodo taip, su tinkleliu ir viduj berods žolelės. O, mentolis ir kažkas saldaus. Tu paragauk. Apsisuk. Stiprus, ane? Oi, jo. Geras. To išsivystys priklausomybė mum nuo jų. O, šitas saldesnis. Nežinau, kas ten viduj, labai sunku jų raštą įskaityti. Padeda nuo galvos svaigimo. Tai va, galėsiu nešiotis. Šitas saldesnis kaip medaus tokio kvapo. Geras. Du šitie 2,2 euro. Manau, dar daug pirksim ir daug išuostysim. Atėjom į tailandietišką 7-Eleven. Kas čia bus nauja? Powerpuff Girls. O įkti čia kiek visko kitko. Čia galėsi guminukų ragauti, Tomai. O makiažas, man reikia makiažo valiklio. Nu, čia daugiau pasirinkimo negu Malaizijai kažkaip. Čia visai kitaip. Nors čia esam... Žinai, kas čia yra geriausia? Ne centre. Kas? Kur čia tas sumuštinis? Koks trikampis? Jo, va šitą reikia paragauti dalyką. Atrodo kaip karštas sumuštinis. Jo, tai čia ir yra karštas sumuštinis. O kaip tai pasišildysi? Gal jį čia pašildo, aš nežinau, ar jį iš viso pašildo, bet jisai labai visi rekomenduoja. Geras, galėsi kurią dieną. Tai va šitą reikės pabandyti. Ko čia dar yra? Čia gerimukai jau, aš žiūrėjau. Čia visokie gerimukai. Šoks espresso, bet nelabai gal. Nesty galima. Bandyčiau. Taip. Mes to neturim Malaizijoje. Malaizijai 7-Eleven tai dar paprastesnė už Aibę, ten jau kaip kioskas koks, labai mažai pasirinkimo, kartais net vandens nebūna, sako sold out. Tai... Tik tu savo. Dabar ieškau čia makiažo valiklio ir žiūriu, kad viskas taip supakuota į tokius kaip tyrelių pakelius. Mažiukas porcijas, va ir visokie net L'Oreal, visi kiti brandai. Kartu Lietuvoje turim miniatiūrines versijas. Tomas neatsispyrė sumuštiniai ir nusprendė pasišildyti. Jo. Už eurą sumuštinis iš 7-Eleven. Paragausim. Ar primins lietuvišką karštą sumuštinį? Žiūrėkite toliau ir pamatysite. Thank you. Net akis graužia, kai per daug įkvėpi. Koks geras dalykas, taip pat gaivina. Nu, parodyk savo sumuštenį. Palaistik kvapą šitą dalyką. Kaip namuose.
Ne, rimtai kaip lietuviškas. O, Sūrė čia. tas kvapas. Biškį Gerai. atvėsti turi. Va, taip atrodo. Bet toks išloksniuotas tešlos, sakyčiau. Tikrai geras. Nu, tai va, labai geras. Yra skirtingų rūšių, tai skanus tikrai. Oi, kiek sūrio, oi, kiek kumpa. Gal. Prišiukštinam biškį, nu gal nieko. Valgys koks katinas. Šiaip oras tai toks malonus, debesuota, bet jokia saulė nieks neplieskia. Ir yra daugiau kuo kvėpuot negu ta tvankuma Kuala Lumpūre. Tai va, 27 laipsniai, truputį lietinga, bet man patinka. Sakyk. Net Vietname tavęs klausia, ar jau gavai algą. Sustojom prie perėjos ir galvojom, kaip čia pereiti tą judrią gatvę ir mum apsauginis sako, jau čia Tailandas, čia tiesiog iškeli ranką ir eini. Ir suveikia. Jo. O dabar mums reikia per čia eit. Ir einam. Nėra mašinų. Nėra. Vietname paprasčiau čia vaikščioti. Vietname nereikia Bet kelt koks rankas. kanalas. O kaip gražiai atrodo. Nu, šiukšlių lik ir nėra, bet toks drumzlinas vanduo gan Toks jo. stovintis. Pastovėjęs biškį. Bet čia jau matosi centriukas, jau prasideda. Tolumai matosi kalnai. Kokia auksų dengta. Va, kokia auksų dengta šventykla. Nieko, dar mes jas paeksplorinsim. Jame pavalgyti, it's good kitchen. Oi, kiek pilna žmonių. Čia? O, turim paskutinį staliuką. Thank you. Ja. O, atėjo. It's good kitchen. Man Tomas prižadėjo, kad turi būti vegetariškas skyrius. Va, gavom šaltą tailandietišką arbatą. Su išplaktu pienu berods. Tokia oranžinė spalva. Nu, taste test. Labiau gal saldumą jaučiu nei arbatą, bet panašu į tetą Riką malaizietišką ir jų irgi geriam arbatą. Bet skanu. Man tai kaip teta Rikas. Kas čia skiriasi? Kondensatuotas pienas ir juoda arbata. Ja. Nu ką? Aš nežinau, kaip tu suvalgysi. Skanaus. Tai leščiukas juokingas. Ajo. Čia atrodo kaip 2 žmonių porcija. Nu jo. Ragaujam. Skanaus. Black pepper beef. Mano mėgstamiausia. Skaniausia iš visų, kurių ragavau. Jau taip greit nusprendei? Jo, labai skaniausia. Nukartu meškiuką. Nukirpai meškiukų ranką. O ne. O dabar galvą nukapojai. Beširdis. Valgau keptus bananus. Labai skanus. Linkiu paragauti. Va tūkė, va. Traškioje tešloje. Tai va, pavalgiam pirmąją vakarienę, kaip vertinę.
Labai šiaip skanu, va žmonės net eilėje laukia iš to restorano. Mes atėjom paskutinį staliuką pasiėmėm. Jo. Ir sumokėjom už visą maisto puotą 11 eurų kažkur tai. Su Du gėrimais ir pagrindiniai desertu. patiekalai, gėrimas ir desertas. Tai Alienko. gan cheap. O dabar einam į 7-Eleven nusipirkti skėtį. Neskėtį, bet kokį nors plaščiuką ar kažką. Nes belio kaip lyja. Nu, ne belio kaip kažką nusismė. Žodžiu, lyja. Maniau, kad vaikiškas, bet pasirodo, kad free size, tai užsidedam geltoną maišelį, nu. Ant manęs lyja. O. Ančiukas jūsų paslaugų. O. Uždengia kirlas. Buddha is not for decoration. Negalima tatuiruotis Budos. Tie visi raštai, ypač ant stogų man patinka tie tokie, kaip čia pasakyti, smailios detalės. Eitum melstis čia. Nu, į tokį jau galima. O kažkaip jau ekstra gražiai atrodo. Drakonai ant stogų. Va tokie turistai atėjo į šventyklą. Jau užsidarė viskas, o mes dar tik pradėjom savo Tai gerai, bet ekskursiją. žiūrėk, žmonių nėra. O, įkyti. Kaip gražu. Nu, tokių dar šventyklų nematėme. Ne, čia puošniausios kokios tik taip buvo mūsų akyse. Kaip blizga auksų. Aš taip norėčiau šitą Čia jų dabar. gongai. Jo, aš taip norėčiau tokį Bet jie tikrai mus išmes. Einam gal tokia žiūrėk aplink. Ir visą miestelį. Tai gal yra kur leidžia? Bet jau kaip gaučiau Vilnių. Jau žinok. bėgt Primuštų tave turbūt primuštų. iš lazdų. Tik manau, reikia ateiti dienos metu, kai viskas yra atidaryta. Gal išgirsim maldų arba pamatysim gongą kaip muša. Nu, va, pavyzdžiui, šitą pastatą galima būtų užeiti turbūt. Jo, norėčiau pažiūrėti viduj. Tai ateisim dienos metu. Arba ryt, arba poryt. Turbūt poryt. Jūs pažiūrėkit, koks policijos pastatas. Iš tolo šviečia. Provincijos policijos komisariatas. Nu, atrodo, tai normaliai. Va, ir dar su šviesom, su švyturėliais. žiburėliais, dar Švyturėliais. ženklas. Žiūrėk, dar va, dar koks ženklas. Nu, Jie čia turbūt gerbė savo pareigūnus. Va, dar gelbėtojas auksinis. Šiaip dramblys yra jų nacionalinis simbolis, nors jie dabar didžioji dalis jau yra išnykus per pastarąjį šimtmetį. Nebedaug jų likę Tailande, palyginti su kiek buvo, bet va, jie yra Tailando gerbiamas gyvūnas, simboliškas. tai va. Tai pasivaikščiom po lietų, pamatėm biškį šventyklą va, ir nusprendėm pasilepinti save tailandietiškų masažų. Tai yra, aš išreikalavau masažą. Tai einam dabar į masažą, kažkokį radau, kur kaina turėtų apie 12 eurų žmogui būti už valandos masažą. Štai atėjom. Šiaip pirmas įspūdis, kad čia atėjus viskas labai kvepia, viskas iškvepinta, kaip tam atrodo, kad
tą uostuką traukia. Tai va, tarkim, tradicinis masažas kainuoja 12 eurų. Jo, 60 minučių. Tailandietiškas 6 minučių. Mes galvojam apie šitus. Nuo streso ir pečiams. Yra visokių čia ir su kokos aliejum, ir aromaterapiniai, ir visokie paketai. Net poroms, man atrodo, galima užsisakyti. Nice. Pažiūrėsim, kaip seksis. O mūsų masažo vieta. Išmagė kaip ponus. Gerai. Kur mikrofas? Jo, tai kažkas knarkia. Įdomus masažas, nes nereikėjo ant masažinės lovos gultis, o tiesiog ant čiužinio. Tai kaip ir guli beveik vos ne ant žemės ir tada ta masažuotoja šalia tavęs turi atsiklaupti ir būna, kai ir užlipa ant tavęs, žodžiu, visaip maigo ir nereikėjo nusirengti, tai per rūbus ir per rankšluostį masažavo bent jau mane. Tai visiškai nereikėjo man nusirengti. Ai, tipo per rūbus? Tai Per medžiagą, jo. įdomu. Nereikėjo nei aliejaus nieko. Toks tailandietiškas ir dažnai net ne su pirštų galiukais, ne su plaštakom masažavo, o su alkūnėm, pavyzdžiui, maigė taškus. Tai toks, įdomus tas tailandietiškas masažas. Man irgi visai patiko masažas, tik kad prie manęs belia kaip knarkė kažkas. Tai ta prasme, taip garsiai knarkė, kad aš jau net nebeiškentėjau. Pasakiau, kad perkeltų mane į kitur, nes buvo neįmanoma tiesiog. Tu girdėjai irgi kaip knarkė. Tai jo, visi girdėjo tą knarkalą, toksai jaučiu pagyvenęs vyriškis, taip iš peties. Tai žodžiu, tai visi pradėjo juoktis, kai paprašiau, net nebegalėjau jau kentėti tiesiog. Tai jo, šiaip nice. Po 12 eurų masažas, ta prasme, tai žiauriai gerai. Ir va, sugrįžom namo. Tai va, mūsų kambario turas. Lovytė. Kietumas 8 iš 10. Turim šaldytuviuką. O, du vandens įdėta. Tai va, televizorių Sharp. Veidrodį. Kondiškę. Šiaip gražiai atrodo visai. Va, čia tualetas va toks su dušiuku. Irgi neblogai. Čia gal net padaryta, kad nenutekėt. Kažkaip biški kreivokai. Šiaip va, tokia kriauklė įdomesnė. Dar net turim balkoniuką va čia. Dabar nedarysiu, kad uodų nepriskristų. Šiaip visai nice overall. Tik biški lova kieta. Už 3 naktis kem 3 eurai. Čikink, kačink. Ir naujas rytas. Fontanėlis. Tai atsikėlėm, dabar keliausim brunčo. Prie pusryčių ir žodžiu tada tikslas išsinuomoti pirdas ir važiuoti į nacionalinį parką. Tai va, kaip miegojai? Labai blogai. Labai popierinės durys, jos kiauros kažkokios ir viskas girdisi. Aš naktį nubudau nuo žingsnių. Sakau, Tomai, čia tu vaikštai. Ir pasirodo kažkas koridoriui tiesiog praėjo. Ir tai buvo garsu, lyg taip kambarį kažkas vaikščiotų. Tai va toks kambariukas. O va tokie laidai. Aš maniau, Vietname jau viską matėm, pasirodo ne. Ir pažiūrėk, kiekvienas stulpas čia toks. Kiek čia visko prijungta. Visiška chaltūra. Aš nežinau, man išmušta čia skaitliukas greitai. Pristatau jums Zippy Motorbikes. Labiau galėtų būti Julie Motorbikes, nes čia aš, kai paskutinį kartą važiavau, aš lygiai taip pat skridau nuo jo. Tai labai geras logo, kaip tik man. Bandom laimę. Kur čia pardavėjas? Hello.
125cc. Mhm. And we have like smart. We have this 300 per day. Okay. But you tried the bike before or first time? Yeah, I driven before. Yeah. Do you For get me, it? I don't need the license, but when police stop you. Yeah, we we have have a it, we license, have yeah, it. thank you. Okay, so we can take it then for 2 days. Toks didokas. Viena iš populiarių apgaulių Tailande yra prašyti paskui depozito prašyti pinigų už motorolerio atgaminimą. Tai mes iš pradžių susifotografuojam, kokį gavome. Ir paskui nenulupčia per daug mūsų. Jūs pažiūrėkit, kokius karališkus pusryčius mes gavom paprastoj tailandietiškai kaviniai. Nu jo. Tai čia yra The Moon Eatery, tai jeigu būsit Čiang Maju, rekomenduojam užsukti pilną žmonių. Jų gaminta Gerai duona, atrodo. karšti sumuštiniai, o aš užsisakiau avokado toastą. Tai yra ir vegetariam pasirinkimų. Skanaus. Nu tai papusryčiavom, kainavo 18 eurų šitas. Biški gal brangoka, bet atostogos. Tai va, dabar varom su šitų mociku į kalnus, į šventyklą, po to į nacionalinį parką, man atrodo. Nu, pažiūrėsim. Tiksliau, eigoje. Nu va ir atvarėm į kažkokią tai vietą. Iškilom į kalną. Pažiūrėsim. Įdomi čia tokia aikštelė, aišku, motorolerio. Čia va šitie suvažiavo furgonai, kurie atrodo kaip ugniagesių, bet nėra ugniagesių. Bet sakė, čerdžino jie daug labai, tai neapsimoka jais važiuoti. Let's go. Ši šventykla yra pasislėpusi tarp džiunglių ir krioklių, tai pamatysim gamtos. Šiaip čia aplinkui eina poros kilometrų vienuolių žygio takas. Tai pati šventykla buvo pastatyta 14 amžiuje, tai einam pasižiūrėti jos architektūros. Einame apačion. Kad sargiai reikia nenukrist. Su kroksais. Tikrai džiunglės. Tel. Ksai. Šai. Jessica Šai. Ai, čiučikas. Bet koks vaizdas. Čia normaliai ant kalno esam. Tadam. Tadam. Visiška bambukų giria aplinkui. Gražu. Visas Čiang Majus matosi. Tai kiek čia tik 20 minučių nuo centro, ne? Jo. Labai šiaip gražus kelias buvo. 20 minučių pavažiuoti į kalną. Gražu. O, kaip viskas atrodo. Čia va. Vienuolis. Einame į vidų.
Tiesiog šuo miega tarp krioklių. Niom. Šiaip rekomenduoju, čia labai toks gamtos kampelis ramus, tai užsukit. Einam dabar atgal į motopirdą mūsų ir važiuosim į apžvalgos aikštelę. Pažiūrėt, kaip atrodo Čiangmajus iš viršaus. Šiaip, kad ir aukštai esam, vis tiek karštai galėtų. Ką to melė? Tvariam. Pažiūrėt miestą? Uik, tu sau, koks vaizdelis. O, vau. Nuo kalno viskas atsiveria. O, kokia džiunglė. Labai gražu. Mai mokėčiau su švilpsu, aš švilpčiau. Pažiūrėk, koks ten stadionas. Nu. Bet ten nebaigta statyti, toks jausmas. Arba, nežinau, lenktynių. Bet čia ir gražus parkas. Šunų lenktynės ten vykdomas. Jo, korgi. Nu, atvykom į dar vieną viewpointą. Čia, man atrodo, mes esam debesyje, Galimai. nes matom tik baltą rūką. Eina savo 2 minučių kokį kilt į viršų. Pažiūrėk, kaip mielai miega šuniukas. Toksai baltas rūkas. Tu savo. Pažiūrėk, kaip gražiai O, atrodo. džiunglės už tą sieną. Wow. Kaip paveiksliukė tiesiog. Labai gražu. Einam pažiūrėsim ten. Yra ir kioskelius nusipirkti dalykam. Dabar tai atvėso šiaip. Tikrai atvėso bevažiuojant į Vėsu viršų. važiuoti, jo. Bet Reikia taip kokios tai stovint, striukytės. Tai normaliai. Jo. Pavalgysim ant kalno. Ir eisim į šventyklą. Pavargau vairuoti. Bet čia važiuojant tai gali sušalti, tai geriausia kažką plono užsimesti, nes labai vėjas pučia. Atsucikas. Čia visur cucikai, Tomai. Visur jie. Dėjom. Thank you. Rinkis, dėdė. O, va čia kainos normalios. Spicy Thai noodles. Fried noodle, va, Thai style. Pietus paprasti. Tai gerai, o ko tu Nors- tikais ant kalno? Nu. Nice. Bet Coca-Cola skanesnė nei Malaizijoje. Originali. Tai. Skanaus. Žiūrėk, čia padažu. Nu, pavalgėm. Kainos. Tai kainavo 5 eurus viskas. Su gėrimais. Nu, su gėrimais. Skanu. Buvo nedidelė tokia gal porcija, labai ne per didžiausia, bet skani. Paprasta, bet Jo. gera. Cucikai visur. Dabar einam į šventyklą. Bandysim.
Nežinau, jaučiu ten lipt reikės į tą Jo, kalną. reikės. Tikiuosi ne 2 valandas Aš lipt. kojas. Aš jau nepainu. Žiūrėk, kiek čia visko. Šmutkės. Kas daugiau? Kas daugiau į nešmutkės. Tai priėjom. Žiūrėk, kokia būdo ten po dešinį. Aha, Milžinas. didžiulė kokia. Ką bandom lipti? Čia kaip iš Kung Fu pandos. Mano didžiausias priešas. Laiptai. O, koksai. Žiūrėk. O, ne. Vaikelė. Let's go. Kaip kvepia. Čia vaflių kokie nors kepa. Vafliai kvepia. Mes patys kaip vafliai. O dar viena švažė, kaip guli. Čia pilna tų šunų. Tokie cute jie. Visi kažkokie oranžiniai, smailenosiai. Ponas Barcelonas. Žiūrėkit, čia toks pat ir ten toks pat. Nu. Tai kainuoja vienam įėjimas apie 80 euro centų. Gražu. Žiūrėk. Man atrodo, toks Tailando šventyklos išskirtinumas ir yra architektūra, smaila ir auksas. Nice. Ai, tai ten visgi ne stadionas, o oro uostas. Va, reik nusiimt batus ir dabar eisim į vidų. Oho, ok. Pažiūrėk, čia kaip visas miestelis. Aha. Prašau. Viskas auksu žiba. Wow. Žiūrėk, kiek orchidėjų. Neįdomu, čia tikras? Nu, tikras atrodo. Meldžiasi su lelijomis. Va, čia aš irgi taip norėčiau pakrist kaip šitą būdą. Matai, čia eina ratai aplink šitą pasą. Tai eina. O, koks mėlynas dangus, kaip gerai tas auksas atrodo. Su gėle Noriu eina. nufilmuoti. Su gėle eina ir su Malda? kažkokia malda, jo, tiesiog ratai aplinkui. Nu, tai va, antrą šventyklą apžiūrėta mūsų kelionė. Pažiūrėk dabar, kokiu vaizdeliu leisime žemyn. Tai ką, leidžiame žemyn ir birbinam į Čiangmajų, Taip, atgal namo, Konseino vairavimo. biški. Nu ką, ir atvarėm į naktinę turgų panašu. Dar nesutema, bet jau pilna žmonių. Jo. Bandom eit per gatvę. Ir va, pagrindiniai gatvė, sekmadieninis turgus. Tai einam po kairę, ne? Aš žinau, šių. Pažiūrėsim, ko galim nusipirkti. Visko. Realiai visko. Kas čia? Čia. Varlius. Arliukas. Ragatkė. Pistoletas. Viskas. Visa trupė. Žodžiu, turgui tiesiog
Kaip turgui. Nu, bet Nieko visi Azijai ypatingo. turgus tokie, kur tau stumdo visokias nesąmonės. Įdomiai galvojau, užsisakiau šitą arbūzų sulčių, va. Bet iš tikro gavau arbūzų kažkokį šeiką. Atrodo, kad būtų arbūzas, cukrus ir ledukai sugrūsti į vieną. A skanu. Šiaip geras. Bakalošė. Geras. O štai mūsų maisto koma. Ne, su sriubom jie čia nesikuklina, aš nežinau. Sėkmės. สายซีกับสายเอฟมาแค่นี้ Bet skanu, mažiau aštrus pagimta. Nu, kaip sekas? Labai sunku. Egzistencinė krizė pamačius tokį bliūdą. Dar nesumažėjo. Aš nesuprantu, kaip azijiečiai, būdami tokie smulkus, tiek pripila tos sriubos, tiek Malaizijai, tiek čia, tiek Vietname. Aš gyvenime nesu suvalgęs pilno bliūdo sriubos. Nežinau, kas valgo. Tai va. O kaina kiek? 150 batų tokios ribos, ar ne? Jo, Nežinau, gal. kažkas tokio. Po to pažiūrėsim kainas. Tai jo, už viską sumokėjom 10 eurų. Insane, ta prasme, už tokią maisto komą. O ką čia turim? O čia turim žolės parduotuvių. Jau lauki prie žolės parduotuvės. Dabar nulūšiu čia. Puikus thumbnailas. Tai nusprendžiau jiems padovanoti savo. Čia turiu visą kolekciją darbelių. Gal mano papildys. Hi, I saw that you collect the sketches, so I wanted you to give mine. Thank you so much. Thank you. You're so cute. a very artsy coffee shop, so I wanted to thank you this way. Thank you so much. Šiaip sustabdė pirmą kartą policija, tai aš turėjau tas teisės, tai net nereikėjo parodyti, tiesiog ištraukiau ir sakė, okei. O kitus turistus sustabdė, tai jie neturėjo turbūt teisų, tai iš karto tiesė kortelių skaitytuvą susimokėti. Ir atvarėm į paskutinį savo objektą. Vau! Kaip gražu. Pažiūrėkit. Nu, Max vaizdelis.